Dauguma žiūrinčių mano kanalą, o ir nežiūrinčių mano kanalą, turbūt neįsivaizduojate, kokioje kolonų bananijoje mes gyvename. Nu ką, fakto fiksacija. Chronometrė 2024 rugpjūčio 21. Rokiškio psichiatrinės ligoninės paslaugos vestibiulis. Šiuo metu du mano bendraminčiai užlipo į viršų pas apsaugą perduoti Marijų Lauknešėlio. Kad jūs įsivaizduotumėt, iki to mes buvom administracijos patalpose. Koks nihilizmas, kas vyksta. Bet apie tai gyvų susitikimų metu. Marijus skambina. Labas, Mariuk. Apačioj sėdžiu čia mes atvažiavom. Administracijai šnekėjom, kol kas Saulius su Adelaida užlipo pas apsaugą tau perduoti siuntinuką, nuo mamos tavo įdėjo biškiuką, gausi maisto šiek tiek ir tam tikrus dokumentus. Tai kai rytą skambinai Adelaidai, noriu patikslinti, kas ten per kokią komisiją, kur tave vedėsi, ką ten pasirašyti reikėjo kažką, ar kas ten buvo? Nebuvo komisijos. Ketvirtadienį, penktadienį bus. O šiandien kur tave vedėsi kažkur, ar ką norėjo iš tavęs, kad tu taip skambinai pirmą? Niekur nesivedė. Tai ten ložna trivoga buvo, ne? Aha. Supratau, nes mes čia raštus įteikėm, tai rytojaus komisija bus supažindinama su tais raštais ir taip toliau. Direktoriaus paties nėra, pavaduotojas direktoriaus dingęs, sekretorė pasimetus, Beliūnienė skambina sekretoriai, pamačius, kad mes atėjom, pamačius mane pabėgo iš darbo vietos. Karočią niekaip nepagavom, bet tikimės, kad viskas bus gerai. Tai žiūrėk, Mariuk, tu ten toj komisijoje, kai sėdėsi, žinok tokią informaciją, kad kalbantis telefonu su Beliūnienė vakar, Adelaida kalbėjo, Beliūnienė pasakė savo ir skyriaus nuomonę, kad jie norėtų, kad tu kuo greičiau būtum išrašytas ir paleistas į namus. Tai toj komisijoje, jeigu kalbėsi tavęs klaustų, tai sakyk, jūs patys norit, kad mane iš čia išleistų. Ir Beliūnienė sakė telefonu įgaliuotam asmenim, tai sakykit ir išleiskit, gydytis ambulatoriškai, ir viskas. Daugiau nieko nereikia su jais kalbėti, ten labai hitrus gali būti klausimai, tai tu prieš atsakydamas pagalvok po 10 sekundžių, žinai, kaip sakant, prieš ką nors atsakydamas. Aš nežinau, kaip tos komisijos daromas, ko ten klausinės tave, bet būk atsargus, gerai, Mariuk. Grįžo Saulius, Adelaida perdavė tau tą Lauknešėlį, gausi iš mamos tam pomidoriukų, biškių vitaminų. Jie atspausdint sutinka, sakė. Ką atspausdins, kas sakė sutinka? Ligos istorija. Tai jie privalės atspausdinti, mes šiandien įteikėm tokį raštą stiprų, tai privalės atspausdinti visą tą reikalą. Tik tiek turiu omeny, kad tą raštą... Jie ir taip sutinka. Socialinė darbuotoja sakė. Mes šiandien Vidai Šeškieniai tai skambinom, nes nekėlė ragelių, sakė, vėl atostogauja, jie ten kažkas kitas pavaduoja. Tai ne Vida sakė, ar Vida sakė? Vida man sakė. Kada sakė? Nesenai. Šiandien? Šiandien prieš 1,5 valandos. Vida darbė jinai, tu ją buvai sutikęs gyvai, ne? Supratom, žiūrėk, Mariuk, dabar mes dar buvom ligoniniai, kur tau ten kateterį statė, viską su chirurgu kalbėjom. 27 dienai, kelintadienis čia bus, 27 dieną šio mėnesio, toj pažiūrėsim, kelintadienis čia yra, 11 valandą ryto mes tave, tiksliau, chirurgas pats užregistravo kitą antradienį, atsimink, Mariuk, kitą antradienį 11 valandą ryto, tu esi užregistruotas Rokiškio centriniai ligoniniai, vizitui pas urologą, kuris ten tave apžiūrės ir spręs dėl tolimesnio to, vienu žodžiu, kateterio ten išėmimo ir taip toliau. Reiškia, mes gavom išrašą, nepiktybinis tas reikalas, pas tave nėra jokių patologijų ir onkologijų,
vienu žodžiu, nenustatytas tasai vėžys ar kaip jis ten, tai būk ramus. Ir galimai tau paskirs gydymą, po tos 27 dienos bus toliau lankymai matyti, bet pasakys, kada atvežti. Tai mes norėjom šiandien Beliūninę priversti pasirašyti siuntimą, nes jinai privalo pasirašyti siuntimą, kaip chirurgas pasakoja, ir tave parūpinti, kad 27 dieną antradienį kitą 11 val. Tu būtum nuvežtas. Tai vat, užsirašyk kur nors ant popieriuko ir kiekvieną dieną primininėk, kad tu esi užregistruotas. Tau dar Adelaida paskambins telefonu ir primins, ir Beliūninį paskambins. Jo, 27 dieną, tai bus antradienis kitas. Pas urologą. Babachinas pavardė. Justas Babachinas. A turi su ko rašytis, Mariu? Nu tai užsirašyk ir tai socialiniai galėsi pasakyti, kurie atostogauja. Klausyk, gal Beliūninę matei, čia gal jinai vaikšto kur aplinkui. Jis tušinį matyt, nu jo pasiim dabar. Palauk, tai tuoj. Tai va, antradienį. Rašaisi? Antradienį, 27 dieną, 11 val. Užregistruotas tu esi pas urologą. Ir Beliūninė privalo parašyti siuntimą. Mes palikom šiandien raštą, kad jai būtų perduota, kad jinai privalo parašyti siuntimą ir pasirūpinti tavo kelionę į ligoninę. Tai va, tu gali tai socialinį pasakyti, aš jau čia kartuojuosi, o jeigu pamatysi Beliūninę, gal netyčia matei tą Beliūninę šiandien? Mačiau. Atei, o kada paskutinį kartą matei, prieš kiek laiko? Prieš kokias 3 valandas. Ai, prieš 3 valandas, nu, aišku. Nu, supratau. Tai va tokias žinios, Mariuk, tam sykiui, ką galėjom, tą padarėm, visi išsilakstė, niekas nenorėjo su mumis čia kalbėti. Vienu žodžiu. Bus kokių žinių, paskambinsim, pranešim. Tai va, būk pasiruošęs rytojaus komisijai, primenu, atsakinėk atsargiai į klausimus, žinai. Nieko nerašo, nereikia urologo, jokio rašto nerašo. Nieko ten nepasirašinėk, atseit, kad sakys, tau nereikia ten urologo ar dar ko nors. Sakys, nori namo, jo, sakyk, mama pasiruošusi, nes mes šiandien ir nuo tavo mamos atvežėm raštą, kad jinai pasiruošusi tave paimti namo, ambulatoriniam gydymui yra ir viskas, sąlygos sudarytos, tai va. Tiek žinių, tai padarysi, gerai. Nu, jeigu ką, zvanik tada mums ten, ar man, ar Adelaida, ar Sauliui, žinai. Nu. Gerai, Mariuk, laikykis, tai mes tada vykstam atgal, kad nesusivėlintumėm. Gerai? Gerai. Iki ryšio, laimingai. Patys viską savo ausim girdėt.